Kiek pačio vaikas lanko jau karate? Nuo praeitų metų balandžio, tai kažkur tai jau metai pusantrų greit bus, ne? Ar yra kažkokių tai pokyčių, jo elgesyje, dar kažkame tai? Tikrai taip, ir ką galiu pasakyti, kad pasidarė drąsesnis. Anksčiau bijodavo išeiti į kiemą, kai kurių vaikų bijodavo, tai tos problemos išsisprendė. Ir iš tikro toks gyvesnis, judresnis. O kas patinka būtent šitam klube, Karate akademijai? Iš tikro, kas man patinka ir kodėl čia lanko, vienas dalykas, kad vaikų neperspaudžia. Nenorėčiau, kad vaiką kažkaip tai ten perspaustų, traumuotų per daug. O iš kitos pusės dirba, intensyviai dirba. Ir, sakykime, treniruotės vien jau tai, kad trunka ten po pusantros, po valandą 15, o ne kaip daugelį kitų klubų po 45 minutės, kai jie ten tik apšilt spėja. Tai jau irgi parodo tam tikrą požiūrį į treniruotės ir į darbą. Kiek pačio vaikas jau lanko karate? Tai jau bus 2 metai. 2 metai bus. Ar yra kažkokių pokyčių elgesyje jo? Na, gal prasmingesnis tapo šiek tiek. Prasmingesnis. O tai dėl ko vedat į klubą į karate? Na, manau, kad visų pirma sportas. Tai yra, reiškia, fizinis krūvis, nes žymiai geriau negu sėdėti, pavyzdžiui, prie televizoriaus ar namuose kažką, reiškia, veikti. O konkrečiai karate, tai drausmė, tai yra susikaupimas, visą tai, ko jam iš tikrųjų kol kas trūksta. Tai aš manau, kad tai turėtų gauti. Ar yra kažkokių tai patikimų šitam klube, kad būtent šitam klube vedat? Pirmiausia, tai vedėm dėl to, kad priėmė nuo 4 metų. Ja. O paskui susigyveno, surado draugų, geri treneriai, stovyklos, seminarai, viskas labai smagiai einasi, jam patinka, tai štai čia eina. Kaip senai pačio vaikas lanko karate? Nuo vasario praktiškai. Nuo vasario, jo? O kas yra, galbūt kažkas pasikeitė elgesyje, ar kažkokių privalumų matot, arba nematot? Šiaip, sakykime, koordinacija tokia atsirado, šitą tokia, sakykime, tai jau nebėra tokio stipraus įsiblaškymo, dar kažko tai tokio. Nu, žodžiu, žmogus jau tartais pamasto, ką daro. Ir ar pastebit kažkokių tai patinkančių dalykų būtent klube? Tai yra disciplina. Tai yra labai geras dalykas. Натуралос. Самое главное, быстро. Kokį diržą laikysi? Oranžinė. Ir kaip galvoji, ar išlaikysi? Nu, jeigu išlaikysiu gerai, jeigu neišlaikysiu blogai. O kiek metų jau sportuoji? Gal 2 metus. 2 metus. Ir kas pasikeitė tavo gyvenime, kai sportuoji karate? Ai, sunku, bet gerai sveikatai, bet... Ai. Nu, gerai yra sportuoti. Ir... Nu, ką čia daugiau pasakyti, nežinau, ką daugiau pasakyti. O kaip pats matot sūnui, kokią įtaką turi šitas sportas? Drausmė, ištvermė, linksmos akimirkos. Ir kas, sakykime, gal yra kažkas tai, kas patinka būtent šitam klube? Aplinka, žmonės, organizuotumas. Žmonės, tai gero. Urte, kaip senai sportuoji karate? Nelabai seniai, bet kai maža būdavau, sportuodavau, biškutį ateidavau pas tėtį į salę. O šiaip sportuoju biškį. Iškiau, turi geltoną diržą. Kada planuoji turėti kitą? Nu tai va, dabar laukiu savo eilės. Dabar lauki savo eilės egzaminui, taip? Tavo tėtis yra karate instruktorius, klubo karate akademija vadovas. Ar jauti spaudimą iš tėčio sportuot? Ne, jis
manęs neverčia, sako, kaip nori, taip daryk, jeigu nesirinksi karate, nesportuok, jeigu rinksies karate, jeigu tau patiks, gali sportuoti. Tai kodėl sportuoji tada? Nu, man patinka, nu. Patinka, taip? Kas labiausiai patinka? Treniruotės. Treniruotis? O kiek tu dabar metų yra? Man 10, bet mažiau negu už mėnesio, eis 11. 11 metų, taip? Ir kaip įsivaizduoji save po 10 metų? Ar dar treniruosies? Jeigu treniruosies, tai kokia būsi? Nu jo, treniruosios gal, tai nežinau, būsiu gal sportiška, turėsiu juodą diržą ir viskas. Ką savo tėčiui norėtum palinkėti? Kad jis gerai vestų treniruotės, gerai pavertintų žmonės, kurie dabar laiko egzaminus ir kad būtų sportiška. Žiūrėk, žiūrėk į vėlį.